Sveiki, čia Sigita, Laura ir tinklalaidė suaugusioms moterims Nebe panelė. Šiandien kalbamės su Eskadar Maštavičiene, prieš 16 metų atvykusia į Lietuvą iš Etiopijos. Dabar ji Eskadar Coffee kūrėja ir 3 vaikų mama. Eskadar, kiek metų jūs esate jau Lietuvoje? Į mane galima kreiptis tu. Gerai. Tai kiek metų tu esi Lietuvoje? Bus 17 metai. 17 metai. Tai papasakok plačiau istoriją, kas nežino, kaip tu čia atsiradai. O plačiau netelpsim. Bet aš manau, trumpiausia atsakymą yra atvykau kaip pabėgėlė, perkelta iš Malta į Lietuvą. Ir dažniausiai klausimas būna, kodėl Lietuva. Ir tada sakau, kodėlgi ne. Žiūrėk, kiek galima daryti ir pasiekti. Ir aš manau, kad jo atsakymas tame. Ir turbūt atradau vietą, kur aš galiu būti savimi. Sąlyginai. Kodėl sąlyginai? Žinai, kartais tu gali būti too crazy, kad netelpi į tam tikrą frame, ne? Ir nes tavo rėmai būna labai aptakus. Jie yra fluid, ne? Kartais tu esi labai tokiais striktnis, o kitą kartą žiauriai plačiau. Tai už tai sakau sąlyginai, nes aš manau, kad turbūt yra dalykų, kurie vis dar neišdrįstu padaryti, galbūt, bent pasąmonėje. O kas stabdo? Negalėčiau pasakyti stabdo. Stabdys gali būti daug dalykų. Aš manau, didžiausias stabdys yra baimė, arba baimė pasiseks, arba baimė nesiseks. Abudu baimės. Bet iš tiesų tai drąsos reikėjo daug būt ne čia gimusią ir augusią, prisitaikyti, atrasti ir iš tiesų pradėti veiklą, kuri yra sėkminga. Aš turbūt apie drąsą tik dabar galvoju on purpose. Tai kai tu tikslingai pradedi galvoti apie drąsą, apie riziką, apie laimę, baimę ir visokiausių dalykų. Kol atvykau į Lietuvą ir būtent mano keliai buvo labai pavojingi ir aš manau, kad tik tą gali vykdyti arba eiti tuo keliu, tik tai jeigu tu įjungai instinktų ir daugiau nieko. Nes jeigu mąstai, tu žinai, kad per daug rizikinga, tu gali prarasti gyvybę ir geriau nedaryti. Bet tos pasirinkimas nėra pasirinkimas. Už tai žmogus, kai yra didžiausia savo, nežinau, sunkiausia savo gyvenime etape, jisai jungia fight or flight modas ir pagal tai ir varo. Ir aš manau, kad taip ir buvo. Aš dabar galvojant apie tai, galiu pasakyti, kad taip labai drąsus buvo mano žingsniai ir keliai, bet apie drąsą tada negalvoju. O tarkim, galėtum pasakyti, kas ten buvo per politinės aplinkybės, kodėl tau teko išvažiuoti ir koks tavo gyvenimas buvo iki tol, kaip tu išvažiavai? Mano gyvenimas iki tol buvo be rūpesčių, be jokių rūpesčių, žinai. Mano mama mokėjo už mano studijų prestižiniam universitete Addis Abeboj, gyvenau labai gerai, žinai, nereikėjo galvoti apie nieko, nes aš viskam buvau aprūpinta. Bet tada įvyko 2005-aisiais, dabar jau kai skaičiuojant, beveik prieš 18 metų, buvo rinkimai, mūsų tuo metu valdžia pralaimėjo rinkimą, mes ėjom protestuoti gatvėje, jie pradėjo šaudyti į studentus, kažką įkalino, kažką nužudė, kažkas pabėgo. Ir buvo tarp tų studentų, kuris buvo per durnai suprasti, kad geriau nebus, žinai, kirtosi siena.
galvoji, kad jo, pabaigsim iš šalį, tada mes iš ten revoliuciją vykdysim, bet, žinai, pamiršk. Tik kai tu pereini sieną ir supranti, tu jau tapai nelegalus žmogus, kuris neturi jokių teisę. Ne tik teisę saviraiškai, bet jokių teisę. Tai ir aš atvykau į Sudaną tada. Tuo metu Sudane ir dabar yra šariatas taisyklė. Labai daug apribojimų yra moterų teisėje, žinai, o aš atvykau iš šalį, kur labai stipri feministė, kaime užaugau, būsiu kaip lygus su vyrais, žinai, tokio, kur šiandien čia mano vaikai šiaip taip gyvena, be jokių prejudice, pavyzdžiui, tu esi mergaitė, berniukas, tu turi apsirengti taip ar naip, ne? Aš manau, kad labai daug kartą jau praėjęs yra Lietuvoje, kad jau užmirštas feminizmas. Tai aš atvykstu į Sudaną, paskui į Sudaną į Libiją, taip pat taisyklės, tik tai jie baltesni negu aš, tada galima labai lengvai identifikuoti, kas yra emigrantas ir įkalinti jų, žinai, kankinti, persekioti. Tai iš ten irgi teko paveikti, kaip ir dauguma šiandien bėga su valtį per Viduržemio jūrą, 26 žmonės, tarp jų aš neščia, dar viena moteris su 3 metų ir kita moteris su 6 metų vaiką. Tai va, jau, toks kelias buvo. O kokia buvo pradžia Lietuvoje? Pradžia Lietuvoje buvo šalta. Labai šalta buvo, nes mes atvykom sausio 31, vasario 1 naktį ir pas mums buvo pasakyta, kad bus šalta, bet, žinai, kaip ir vaikam, kartais sakai, bus blogai. Kol būna blogai, jie nežino, kokia bloguma galėtų būti, ne? Arba sulaužiai koją, arba kažką ir tada supratai, kad neturėjau tai daryti. Tai va, taip ir mums buvo pasakyta, bus šalta. Tada mes Maltoje, prisimenu, ėjau į parduotuvę, nusipirkau botai, kuris apsaugotų nuo lietus, žinai, nes žiema, pas mane lietus, turbūt, bet jokių kailių viduje nėra. Ir atvykau su trumpa maikute iš vidaus. Ir anksčiau turėjau striukę, bet išlipus nuo lėktuvo supratau, kad mano vaikas irgi, žinai, neaprengtas normaliai, tada striukę nusiėmė, tu lieki plika. Bet tokia pradžia buvo Lietuvoje, buvo šalta. O kas dar buvo sunku, prie ko pristaikyti Lietuvoje? Aš manau, kad tamsa, mano santykiai iki Lietuvos, ne? Etiopijoje santykis su tamsa ir šviesa yra lygus. Nes 12 valandų yra šviesu, 12 valandų yra tamsu, ištisus metus visada, žinai. Čia orai su charakteriu kaip ir žmonės. Tai būna, žinai, tai būna šalta, tai būna šilta ir tas šilta ne taip šilta, ne, bet žiema buvo sunku dėl to, kad tamsus laikotarpis, labai trumpas tas šviesos laikmetis ir tada nesupranti, žinai, kaip žmonės atsikelia ir eina į darbą. Ir paskui mes buvom ir aš, ir mano draugas, dukrytė per maža, kad kažkas suprastų, tik tai jau čia turbūt. Tu supranti, kad tu ateini su perėjęs tavo gyvenimo sunkumą, kalbant apie, žinai, kelionę per Sudaną, Libiją, Saharą, be vandenį ir Viduržemio jūrą. Tada atvyksti ir tu supranti, kad tu esi laisvas žmogus. Niekas jau nebepersekioja tavęs. Ir tada tu nežinai, kaip gyventi kitaip, negu, žinai, visada on high alert, žinai.
kur buvai, visada bijai. Žinai, tavo stresas yra aukščiausia vieta ir paskui tu atvyksti ir tu esi saugus. Ir tada ta PTSD, posttraumatinė disorder sindromas, ir tu nežinai, ką daryti. Tu net ir nežinai, yra tokie terminai, ne? Tik tai laikai einant, įsigilinant į save, įsigilinant į dalykus, kas vyksta, ne? Pradedant skaityti toliau, kaip ir darydavai, kai normalų gyvenimą turėjai, ir tada pradedi suprasti, kom tu gyveni. Bet tą supratau turbūt tik po to, kai mes su savo draugu išsiskyrėm 2008 ir paskui buvau ištekėjusi ir tu grįžti į save labiau, kai tu jau turi laiko, vaikai po truputėlį auga ir tada pradedi identifikuoti, žinai, kas kur kaip. Ir tada supranti, čia buvo taip. Turėjau kitaip savo atleidesnė būti, žinai, suprasti save, nekaltinti save ir kitaip gyventi. Turbūt šiandien ir galbūt tame etape, kur vis dar savęs kaltinu apie, žinai, daug laikų neturėjimą su vaikais, bet iš kitos pusės atleidesnė savo. Jo. Esi išgyvenusi skyrybas. Kaip tai paveikia? Požiūrį į naujų santykių kūrimą, tiesiog požiūrį į gyvenimą? O kaip kurti santykį? Mums nemoko niekur niekas. Kaip suprasti save? Kaip tada bandyti kitus suprasti? Kol tu savęs nežinai ir nesupranti save, labai sunku yra padėti kitiems suprasti tave. Aš manau, kad didžiausia galbūt problema visuomenėje galbūt tai yra. Mes gyvenam pagal tam tikrą šablonų, kuris yra sukurta. Žinai, seneliai turėjo šeimą, tada turėjo vaikų, mūsų tėvai gimė, tada mūsų tėvai irgi turėjo šeimą, mes gimėm, tada mes irgi turėsim šeimą, turėsim savo vaikų, irgi savo vaikų, taip toliau. Ane? Tam tikrą šabloną. Bet iš tikrųjų nieks nesakė, kaip jie jautėsi, ar jie padarė teisingą sprendimą, žinai, tokdama su ta žmogumis arba augindama tave taip ar kitaip, Nėra jokių guidebook, žinai, kaip padaryti tą teisingai. Tai šiandien aš tą pamoką gavau savo kailiu, ne? Ir yra dalykų, kurie naudoju, pavyzdžiui, kalbant apie savinaudiškumą, ne? Kai kuriai vietoje yra gerai, jeigu tu savęs rūpini, bet jeigu apie kitus iš vis negalvoji, tada ir savo vaikams sakau, žinai, jeigu tokį savanaudiškumą, aš tada ir apie šeimą negaliu galvoti. Nes visada yra ne tik aš, kitas žmogus. Žinai, niekas to man nepasakė, žinai. Seneliai gyveno ir jo santykiai, jeigu apibūdinčiau, buvo paremta tarpusavio pagarba. Didžiulis. Ir turbūt aš santykiai visada to ir ieškau. Tai va, ir galbūt tas tavo idealas, žinai, ką tu susikūri savo galvoje, ne visada atitinka. O galbūt tau irgi reikia išmokti su kita žmogumi, kaip ugdyti tą savybę. Nes vėl ir kitas žmogus ateina neturėdama how to, ne? Kaip padaryti šeimą. Žinai. Tai labai įdomus yra po skyrybų, ne? Aš manau, kad aš užaugau per tą patirtį. Ir aš turbūt
kitaip žiūriu į santykį, kitaip žiūriu į šeimą ir jau, tai yra labai įdomu. Gal tai ir yra, žinai, augimas ir fiziškai, ir su amžius. O kas tau labiausiai padėjo susitvarkyti su tais psichologiniais sunkumais, to potrauminio streso sutrikimu ir kiti, kurie kyla, tarkim, eigoje gyvenimo? Kas labiausiai padėjo? Kalbant apie terapiją, arba eiti pas psichologų, man tikrai padėjus skyrybų laikotarpyje, prieš tai eidavau, nes eidavau atrasti atsakymą arba sprendimą, žinai, bet geras psichologas tau padeda suprasti, kur esi ir kaip tu jauti tame ir kur tu nori eiti. Tu savo, kad tu galėtum atsakyti, tau duoda tam tikrų klausimų. Mano atveju man labai padėjo tą laikotarpį. O paskui šaltas vandenis, įmerkimą, nes čia nėra plaukimą, tu neplaukiai, eini, įsimerki, sėdi, kvapuoji, žinai. Daug žmonių į tą gali pasižiūrėti kaip į kančią, bet aš atradau būdą, kaip kontroliuoti stresą. Ir atradau irgi savyje stiprybės, kurie nežinojau, kad turėjau. Gamta labai man padeda, draugai. Ir dėkingumas ir atleisti. Ir savęs, ir kitus, aš manau. Jo. Kad jau užsiminėjai apie šaltą vandenį, tas paradoksas, kad atvykus čia buvo labai šalta, kas tave vis dėlto paskatino prisijungti prie Vilnelės pankų ar pačiai važiuoti maudytis prie ežero žiemą? Tai istorija toks, man trūko 6 metus, kad pamelčiau žiemą. Iš tikrųjų, 6 žiemos. Ir tą 6 žiemą turėjau auklę, kuris gyveno per parką, kitoje parko pusę. Ir aš turėjau vaikus vesti pas ją. Dažniausiai važiuoju vaikus su mašina, bet šį kartą įvyko, kad mašiną neturiu servise. Ir vaikai paprašė su rogėm nueiti. Tai 2 vaikai, Hana, aš turiu ją vesti į darželę ir mažiuko pas auklę, žinai, ir tempiau tą rogę ir bėgau, žinai, su žemine palta. Ir nutinka toks stebuklas, prakaitavimas žiema lauke. Kaip, žinai? Ir tas suvokimas, kad žiema gali būti šilta. Reiškia, kad jeigu tu turi pakankamą fizinį judesį ir apsirengi normaliai, žiema gali būti šilta. Bet toks buvo mano pirmas suvokimas. Po 6 metų, žinai, kenčia ir žinai, apykanta žemai ir taip ir pradedi, žinai, bent toleruoti žemą, ne? Viskas, visiškai kažkoks switchas kažkur. O 2018 aš vis einu per skyrybas, žinai, prasideda ir mano draugės tėtis, Arūnas Degutis, jis yra signataras Lietuvos nepriklausomybės. Ir jis man sako, vaikeli, tau reikia priprasti prie, žinai, šalčio. Tu pradėk, žinai, basom eiti ant sniego. Ir, žinai, po truputėlį. Tada tą ir žiemą pradėjau, žinai, vaikščioti ant sniego. Ir paskui jisai turi chest freezer, žinai, toks ne baseinas, bet jisai portable, gali pajudinti. Pajudinamą daiktą, kur jisai pila ledo ir ten jisai kiekvieną rytą tą praktikuoja. Ir jis buvo vienintelis Wim Hof method instruktorius per Baltijos šalis. Tai va tada aš pradėjau tai daryti. Ir mano draugė Igne, Arūno dukra, irgi, žinai, pradeda lysti ten. Tai vieną dieną išplovė tą baseinuką
ir jinai neturėjo kur leisti. Tada jo mama ir kaip pasiūlė, tu eik į Vilnelę. Nuėjo į Vilnelę, nes vaikus vedė visai netoli. O kitą dieną Ignė sakė, gal einam į Vilnelę kartu. Tai va, aš, Ignė ir dar vienas mūsų draugas Povilas, tryse ėjom ir taip ir atsirado Vilnelės pankai. Iš 3 žmonių tada toliau. Taip ir augo. Tai tu dabar kiekvieną dieną maudysi šaltam vandenį, ar ne? Ne kiekvieną dieną. Buvo laikas, kai kiekvieną mielą dieną, žinai, -20, vis tiek varau ir maudausi. Įsimirkiu, ne, kvapoju tame. Šiandien irgi labai gerai, kad visai netoli mano darbo vieta. Aš manau, kad aš esu, kaip vienas baras yra už Vilnelę, kitas baras yra kitoj Vilnelė pusė. Tai, žinai, jeigu tu ten eini, ten visiškai pakeliui yra. Tai labai faina, kad turiu ir bendradarbę, ir draugę, kuri irgi mėgsta tai daryti. Tai mūsų yra daug, žinai, kad galėtume motyvuoti vieni kitiem. Tai einu, bet ne kiekvieną dieną. Bet kartais būna, kad dažnai aš vaikštau su maudymuku, nes lengvai yra, žinai, nusirengti ir įeiti į vandenį, negu nusirengę, apsirengę, tai aš ir dabar su maudymuku. Tai šiandien planuoji eiti? Taip. Gerai. Na gerai, o apie amžių. Tarkim, tu esi labiau linkus nutylėti, kiek tų metų, ar įvardyti? Čia yra tas Gerai. Aš turiu draugų, veganų draugų, ne, šeimos narių taip. Ir mano geriausia draugė Ignė yra veganė, žinai. Aš manau, kad tik veganai yra dabar, kurie sako, aš veganas, aš to nevalgau, bet, žinai, tai tau nereikia eiti ir pasakyti, man 50, o man 75, žinai, nėra tų dalykų. Ir iš tikrųjų aš nematau net ir prasmės. Kada tu turi pasakyti apie amžius, kai tavęs paklausia, ne? Kodėl tavęs paklausia? Tai va, tas ir yra man įdomus dalykas. Šiaip, bet jeigu man smalsu irgi kartais klausinėjau. Bet labai daug žmonių turiu draugų, žinai, kurie vadinu draugų ir pagyvena su, žinai, žmonės. Ypač viena močiutė vadina mano vaikėją, aš kaip mama ją žiūriu, Onutė. Tiesą sakant, kiekvieną metą jinai man sako, kokie jai yra amžiai, bet tiksliau dabar irgi nežinau, nes nefiksuoju. Jinai yra tokia jauna, tokia aktyvi, tokia fiziškai tvarmė turinti, daug veikia, jinai yra bitininkė. Tai net nefiksuoju, ji man sako. Bet tiksliau aš nežinau, tais metų. Aš žinau, kada jinai gimė, žinai. Rugpjūčio 10 yra močiutės gimtadienis. Bet kelintų metų? Kam to reikia? Nežinau. Tai aš nežinau. Galbūt reikia prisiminti, kiek tau metų, ką tu nedarytum kažką nelegalius. Ne? Nes mes truputėlį turbūt kalbėjom praeitą kartą, bet žmogus, aš manau, kad jisai visada yra jaunas savyje. Kai kurie net ir vaikai savyje. Tai už tai tu jų matai pagal eiseną, pagal jų paukščius, like jokes. Paukštais, jo. Pagal jų paukštais, žinai, ir tu supranti, kad tas žmogus yra jaunas. Bet galbūt laisvė tai ir yra. Žmogus yra laisvas, kai jis neturi rėmą. Kai jų rėmai yra aptakus, žinai. Jeigu net ir nesifiksuoji į savo amžių kaip į skaičių tam tikrą, ar ne? Ar tavo kūnas, o gal patirtis duoda tau žinot, kad vis dėlto tau jau ne 18, truputį daugiau? Yra. Ir aš manau, kad
kažkas man sakė, žinai, gal man 28, žinai, tokie, aš galiu nemiegoti, miegu 2 valandą per naktį ir I'm good to go, žinai, taip ir varydavau šiaip. Ir man sako, jo, kai tau bus 30, suprasi. Ir tu galvoji, koks stebuklingas skaičius galėtų būti tas 30, kas keisis, žinai, 28 ar 29 ar 30, ne? Bet iš tikrųjų 30 yra tas amžius, kuris jau tavęs reikalauja bent miegoti. Tai va, reikalauja miegoti. Jeigu nemiegi, dieną, 2, 3, bet paskui lūžti. Jau nebėra, žinai, tada kūnus gal tau sako. O ar pastebi kažkokį požiūrio aplinkos skirtumą čia Lietuvoje ir tavo gimtoj šalyje į moteris vyresnes? Ar skiriasi požiūris į moterį vyresnę? Nu, sakykime, 40-50 metų. Čia Lietuvoje. Matai, labai juokinga yra mano vaikai dabar, žinai. Jie kreipiasi į mane, į mano draugai ir sako, jūs. Ir arba jūsų amžius, arba, žinai, 80 metų, žinai, bet aš to nejaučiu, žinai, jau aš tikiam man, bet, žinai, skaičius, ką žinau, tai požiūris taip pat. Aš manau, kad visų pirma, kaip žmogus jaučiasi, taip ir atspindi, manau, kitur. Nes yra labas 50 metais ir yra labai senas 35 metais. Tai skirtumas nėra amžius. Aš manau, kad jis yra gilesnė, žinai, tavo kūną, tavo elgesį su tavo kūnu, tavo požiūrį į savo sveikatą, tavo pastanga laikyti longevity, ilgaamžiškumas. Ir aš manau, kad kaip ir šalčio terapija ir kiti dalykai, ką tu darai, kalbant apie ir maudynės šaltame vandenyje arba nežinau kaip sakyti lietuviškai, bet intermittent fasting. Protarpinis badavimas. Protarpinis badavimas. Tai protarpinis badavimas. Tai va, bet badavimas toks, žinai, atrodo, kad kančia. Bet čia nėra kančia. Iš tikrųjų, tada tu duodi savo organizmui atsistatyti, ne? Jisai laisvas būna nuo virškinimo. Ir kiti dalykai vyksta tavo kūne, arba kai tu eini į gamtą, basom, į rasą, arba be jokių garsų, tik tai klausydama miško arba vandenį. Tai aš manau, kad tokie dalykai prideda mums tą gerą dalyką į mūsų kūną, į mūsų protą ir mes galim išlaikyti ilgaamžiškumą. Bet jeigu žmogus yra, nežinau, susirūpinęs apie viską, bijo visko, nežinau, vienintelį būdą jam atsipalaiduoti yra vakare paimti butelį alaus, žinai, prie teliką sėdėti ir čipsus valgyti, tai jisai neprideda prie sveikatos. Aš manau, kad tą patį laiką, jeigu tu praleistum vienas, be telefoną, eini vaikštai, net ir mieste, žinai, aš ant asfalto kartais išeinu pabėgioti, žinai, lietus lyja, basom bėgi. Taip, tarša yra mieste, bet aš manau, kad didžiausia tarša yra neigiama energija, kurią mes į savęs įpilam, negu vilnelės, žinai, nešvarumą, pavyzdžiui. Tai tiek tas žmogus amžius, kuris viską reiškia ir kuris nieko nereiškia vienu metu. Ar yra dalykų, dėl kurių tu nerimauji žiūrėdama į ateitį, perspektyvą, tarkim, amžiaus ir taip toliau?
Nerimauji, ne. Nes aš manau, kad gyvenimas vis tiek klostysis taip, kaip jisai turėtų klostyti. Bet kad jisai patogiau klostytųsi, aš labai norėčiau fiziškai stipri. Kad turėčiau ištvermės savo kūne, kad būtų gera gyventi tiek, kiek gyvensiu. Tai va. Tai aš manau, kad nerimas yra būdas save sustabdyti nuo kažkokio darimo. Dėl to, kad kartais būna, kad man skauda, aš sergu blogai, aš numirsiu, visi numirsiu vieną dieną. Net ir tie kūdikiai, kurie šiandien gimsta, jie numirs vieną dieną. Tai arba gali gyventi, kad tu numirtum, arba numirti, kad tu gyventum, kažką paleisti, kad tu, toliau eitum geriau. Tai aš nežinau, aš nerimo iš tikrųjų stengiuosi nelaikyti savyje. Trumpalaikis būna, bet paleisti reikia dėl to, kad ilgalaikis stresas yra žudikas. O aš nepasiruošęs. Aš klausau ir galvoju, iš kur ta tavo išmintis atsiranda? Iš kur tu jos semiesi? Nežinau. Aš nežinau, negaliu pasakyti, turbūt gyvenimas, pamokos, seneliai, labai daug iš jų. Ką į mane įdėjau, būdama. Atvirumas. Aš nebijau mokytis. Šiaip aš žiauriai atvira. Tai imu viską tada atsieji ir pasiliekai, kuris yra tau gerai. Kuris make sense. Logiška tau skamba, bet ne visada, kas, tik, kad tau logiška skamba yra logiškas, ne? Kartais tau reikia augti kažkiek, kad tu suprastum tą, kuris nebuvo logiška prieš 5 metus, dabar yra, taip aišku. Už tai ir kartais būna, mes nesusitaram su savo vaikus, dėl to, kad jie yra paauglystė. Ką mes bešnekėtumėm, čia yra nelogiškas ir nesąmonė. Ir paskui praeina 5 metus ir jie atgal mūsų vaikai, nes dabar jau aišku. Tai aš manau, kad žmogus per tą daug dalykų jam turi grįžti, kaip žinios, arba grįžti kaip pamokos, kai jis neklausia. Ir tada ir išgirs. Ir čia ir apie, jeigu susirgimą kalbėtume mane, kai tu savęs nesirūpini, nemiegi, ir tada sveikata šlibuoja, žmonės susijama ir pradeda klausyti. Bet jie to žinojo visada. O kaip tu įsivaizduoji save po 20 metų? Nepagalvojau. Po 20 metų būtų kam 30. Tikiuosi, kad pasaulio karo nebus. The 40-somethings, Tai antras pasaulinio karas buvo kam 1, kam 5 kažkur. Tai norėčiau, kad nebūtų, bet man būtų apie 58. Wow. Nežinau, aš manau, kad žiūrint į mano mamą, viskas bus gerai. Fiziškai. Mano mama yra pakankamai jauna. Tai jinai labai jauna manęs pagimdė. Tai už tai, kai jie žiūriu, tai viskas gerai. Bet ką veiksiu, nežinau. Aš nežinau, apie tai nelabai mąstau. O kažkokius tikslus keli, svajonių turi, bet ką dar norėtum nuveikti? Ką dar norėčiau nuveikti? Aš manau, kad bedarant ir gimsta. Tu įgyvendini, gimsta.
Bet mano svajonė yra užauginti gerus vaikus sau, visų pirma jie sau, ir tada ir visuomeniai, ir man. Nes aš manau, kad yra tas retorika, mes vaikus negimdom sau, bet aš manau, kad mes vaikus gimdom tik sau. Kad senatvėje būtų labai smagu, žinai, kad tu galėtum šventas švęsti kartu, kad atostogautum, kad tu būtum naudinga jiems, kad gyvenimo prasme irgi turėtum. Aš manau, kad mes sau gimdom ir labai norėčiau, kad jie būtų laisvi ir mylėtų žmoniją, ne tik pasaulį. Gal kai nebeliks mūsų pasaulis, žmonija vis tiek liks, nežinau, kitame planete, žinai, kažkur. Bet kartais būna, kad aš galvoju, žiūrint, kiek mes ėjom, kaip žmonija, ne, kaip civilizacija, kartais galvoju, kas bus po 100 metų. Aš tada galvoju, blemba, ir aš nematysiu, ir mano vaikai nematys. Bet būtų žiauriai įdomu, ne? Tai va, tai svajonės yra daug, bet faktas yra, kad svajonės reikia gyventi šiandien, ne ateitim. Aš manau, kad tą ir darau dabar. Žinai, aš gyvenu savo svajonę. Turiu mylimų žmonių aplink mane. Ir nėra tą dalyką, kurį pasakyčiau, kad aš kentėsiu dabar, kad būtų, žinai, nėra tokių. Tai svajonės gyventi reikia dabar. Jeigu tu nori tobulas kūnas, jis jau yra. Jisai tau leis, žinai. Jisai jauniau nebus rytoj. Iš tikrųjų, čia yra jauniausia kūna, kurį turi šiandien. Tai va, tai, ja. Jėga. Tai paskutinis, o tarkim, jeigu taip žiūrint į ateitį, tu savo gyvenimą su Lietuva sieji, ar turi kažkokių kitų svajonių ir planų? Aš manau, kad jeigu atsakyčiau šitą klausimus, Dievas juoksis vėl. Ane? Nes ką mes žinom iš tikrųjų? Šiandien man yra labai gerai. Ir tą sakiau jau pastarosius 16 metų Lietuvoje. Šiandien man yra gerai ir aš nematau ir, žinai, nematau kitus namus. Bet, ką aš žinau, kai vaikai užaugs, žinai, aš pasaulio vaikas. Ir pasaulis yra toks didelis ir toks mažas taip pat. Žinai, per vieną dieną, 24 valandas, aš manau, kad į bet kurį pasaulio kampelis mes galime atsirasti. O galimybės daug. Tai bet kur bebūčiau, bet kokie namus bekurčiau, bet kokie gyvenimą begyvenčiau, aš manau, kad visada žiūrėsiu, kad aš nekenkčiau kitus. Kur bebūčiau. Va toks gyvenimo moto. Ačiū, kad klausėte ir žiūrėjote. Naujausius straipsnius apie gyvenimo amžiaus viduryje rasite Anel.lt. Kasdien su mumis bendrauti galite Instagram ir Facebook. Tinklalaidžių įrašus rasite YouTube ir visose populiariausiose tinklalaidžių platformose.